Dzūkija fantastiška vieta ir joje vienas iš įdomesnių objektų tai etnografinis Mardasavo kaimas, netoli Merkinės, kur kadaise vienoje upės pusėje buvo Lietuva, kitoje Lenkija. Tačiau pradžioje paspaudžiame patinka ir prenumeruojame kanalą. Grįžtame į Dzūkiją. Šiame kaime išsidėsčiusiame dviejose upės pusėse nėra išvystytos infrastruktūros ir vietiniams teko savarankiškai galvoti, kaip išgyventi ir bendrauti su kitame Merkio upės krante įsikūrusiais kaimynais. Išeitis buvo savo rankomis sumeistrauti kabantis tiltai, kurių apylinkės yra ne vienas. Praktiškai tai gana pavojingi renginiai. Visgi, kaip šių vietų pagrindinį privalumą galime įvardinti ne gamtą, bet fantastiškus žmonės. Mardasavas unikali vieta. Čia masė plaukiančiųjų, masė turistaujančiųjų, tačiau nėra nei apžvalgos bokšto, nei multifunkcinio centro, nei kultūros namų. Dėl renovuotos laidojimo salės aš nesu garantuotas, tačiau yra tiltas, kuriuo panašu, kad niekas nesirūpina, išskyrus vietinius gyventojus. Pamėginsime ant šito tilto užnešti savo 150 kg ir pažiūrėti, kaip vyksta procesas. Važiuoti dviračiu, riedlente ar paspirtuku aš nerekomenduočiau. Jaukumo nėra daug. Guodžiu save tuo, kad jeigu ką, bus proga atsinaujinti telefoną. Ir galbūt truputį kokią nors kitą kūno vietą. Tačiau eiti visą atstumą doram lietuvių, kuris yra taip normaliai įmitęs, gali būti tiesiog fiziškai pavojinga. Nors apylinkės fantastiškos. Ir tiesą sakant, gaila, kad toks objektas, kuris galėtų būti tikrai vienu iš įdomesnių Lietuvos paveldo ar tiesiog linksmybių atrakcijų objektų, jis nėra prižiūrimas ir iš tiesų yra pakankamai pavojingas. Bet jeigu norite aštresnių pojūčių, nebijote šalto vandens, arba kol vanduo dar pakankamai šiltas, galite pamėginti. Ta prasme, čia jau ne pirmas tiltas, kuris... Ne, lyg tai čia nevietiniai sakė, kad kai jis biškį žemiau buvo, šitą mes nevietiniai iš čia. Čia, kaip sakant... Ką? Labą dieną, ko Labą dieną. ieškot? Nieko, apie tiltą norėjau paklausti tiesiog. Apie tiltą. Čia va šitų yra, kaimyno statytas tiltas. Čia buvo grybinė. Grybinė? Jo, senoji grybinė, va tik užrašą niekaip negalim padaryti. Geras. O va ten, va matot, yra tas kubilas, kur aš auginau, dabar pupas, tai ten virdavo grybai. O jėdau, pupas tai čia toks. Tai va aš jį pritaikiau pupom. Tai va čia jisai buvo krosnis buvo. Sakytas tas kubilas, grybus virdavo, o kadangi čia šaltinis yra, o čia šaltinis, tai vandenį būdavo su ko plauti grybus. O čia mašina nuvažiuodavo, sunkvežimis sukraudavo dėžes, sukraudavo bačkas, vienas veždavo turbūt į Vokietiją grūzdus baltus, labai mėgo vokiečiai, o baraikus lietuviai. O čia tą tiltą ir pasakė, kadangi kaimas buvo per du dalis padalinta, čia buvo Lenkų pusė, vokiečių pusė. Čia, kur dabar esam, tai Lenkų pusė buvo. Lenkų pusė, o ten lietuvių, tai padaryti. O čia, kaip valdžia mėgsta statyti apžvalgos bokštą, kokį multifunkcinį centrą, baseiną, čia nieko nestato kaime. Čia nieko nėra, čia yra dzūkų namas, pasakantis, ten, man atrodo, mokykla turbūt buvo pradinė. Kokių 4 klasių. Paskui jau į Puvočius perėjo tą pagrindinę mokyklą. Taip, kad čia buvo kaimas. Geras kaimas. Čia važinėdavo autobusai 2 kartus į dieną, iš Merkinės į Varėną, į traukinį. Tai ten atspėdavo mes su baidarėm, kaip sakant, nusivažiuoti. Čia įdomus kraštas yra, žmonės įdomus, bet čia tokie pusiau Lenkai, pusiau lietuviai, tokie ir gimis jų įdomus, suprantat, jeigu lietuvio, tai lietuvį pamatai, o čia jau toks matosi maišytas, kiek bandė sutikti miške. Įdomu, čia naują kryžių pastatė šiemet. Ai, kryžių pastato, bet ką nors, kad gerovai žmogui pagerinti nelabai. Matot, tas kaimelis gyvenvietė norėtų, kad būtų čia asfaltas. O
užtat, kad čia matot Brukas, aš nežinau, iš kurios pusės jūs atvažiavote. Nuo Merkinės. Iš Merkinės, nu tai tą visą malonumą Bet Tarka tai gera. Nu, kadangi čia su baidarėm labai daug važinėja. Ir su priekabu išdaužus. Išdaužo kelią, bet jau nori, aš nežinau, kiek jie čia metų parašus renka nori. Jis sakė, per mažai gyventojų. Jo, sakė, per mažai gyventojų, maždaug čia 2-3 lieka žiemai. Visi čia yra nupirkti, nuomojasi, arba žinot, kaip labai mėgsta tėvų yra sodybos, vaikai negali kartu su tėvais gyventi. Jie sodybas perka palei Vilnių arba į Kanaruose, tik tai ne Lietuvoje. O kai kas susitvarkė, labai gražiai gyvena. Nes šia kraštas tai fantastiškas. Fantastinė, o kitoj pusėje, aš nežinau, kaip ten buvo praėjęs irgi toks draugas. Kitoj pusėje, kai tik per tiltelės, ten pastoviai šienauja, tvarko, ten padarė sodybą. Ten, man atrodo, ne tėvų buvo. Bet ten ir ūkininkas yra. Ir ūkininkas, viskas, tėvų sodyba ir padarė ten matyti kažkokią tai pramogų sodybą, kad kartais girdisi, kad ten dainuoja. Smagu, svarbu yra judesys ir gyvybė. Yra, o ypatingai dabar, kai užėjo toks vajus, nelabai kas turbūt važiuoja į užsienį, tai mes šiemet tiek matom žmonių ir labai malonu, ir jaunų, ir pagyvenusių, čiut praeinančių, ir su vežimėliais, ir visi eina tiltą pažiūrėti. Jo, čia niekad nebūdavo sakė, 11 tiltų yra pažymėta Google, kad reiškia yra, o jie ieško. Nes pagal Google tiksliai atvedė iki šitos vietos. Taip. Ir čia turėtų būti, netgi mapse yra parodyta, kad mūsų ta grybinė, ten ta sodžialka, čia va taip įdomi, čia grybinė savo kelių, o sodžialka miškas jų, tai mes, žinot, turim bendrauti. Nepamirštame paspausti patinka ir užsiprenumeruoti kanalą. Iki kitų epizodų.